Tiesos vaisius. Elohimo žodžiai širdyje. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. 20. Tiesos vaisius. Širdies žemė. Išmesk netiesą iš savo širdies ir padaryk ją gerą dirvą, pasiek tiesos sėklą ir augindamas tiesą dink vaisių. Žemės susigrąžinimas. Raskite netiesą, kurią Biblija sako išmesti arba nedaryti, išmeskite ją iš savo širdies ir padarykite ją derlingą dirvą. Sėti tiesos sėklas. Raskite tiesą, kurią Biblija sako saugoti, ir pasiekite tiesos sėklą širdies lauke iš derlingos žemės, auginkite ją ir neškite tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Projektas. 1. Projektas. Išmesk. 2. Projektas. Nedaryk. 3. Projektas. Laikykis. 4. Projektas. Daryk. Projektas. Nedaryk to. Išmeskite melą iš savo širdies ir paverskite ją gerą žemę. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. Romiečiams 6:12. Vi, CHT likai ter tronk XCHI CHT ka anchem, veit CH dveotei deit CN. Romiečiams 6:13. Neduokite nuodėmei savo kūno narių kaip neteisumo ginklų, bet paveskite save Dievui kaip iš numirusiųjų atgyjusius ir savo narius jam kaip teisumo ginklus. Romiečiams 12:02. Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Romiečiams 12:14. Laiminkite savo persekiotojus, laiminkite, o nekeikite. Romiečiams 12:16. Būkite vienminčiai tarpusavyje. Negalvokite apie didelius dalykus, bet sekite nuolankiaisiais. Nebūkite išmintingi savo akyse. Romiečiams 12:17. Niekam neatmokėkite piktų už piktą, rūpinkitės tuo, kas dora visų žmonių akyse. Romiečiams 12:21. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk piktą gerumu. Romiečiams 13:08. Niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus meilę vienas kitam, nes kas myli, tas įvykdo įstatymą. Romiečiams 13:09. Juk įsakymai - nesvetimauk, nežudyk, nevok, neteisingai neliudyk, negeisk ir kiti - yra sutraukti į šį posakį - mylėk savo artimą kaip save patį. Romiečiams 13:13. Kaip dieną, elkimės dorai, nepasiduokime apsirijimui ir girtavimui, gašlavimui ir paleistuvavimui, vaidams ir pavydui. Romiečiams 13:14. Bet apsirenkite viešpačiu Jėzumi Kristumi ir netenkinkite kūno geidulių. Romiečiams 14:01. Heikkaus koista hoivatka, rupemata vittelem mieli piteist. Romiečiams 14:03. Kuris valgo, te neniekina nevalgančio, o kuris nevalgo, te neteisia valgančio, nes Dievas jį priėmė. Romiečiams 14:13. Tad liaukimės teisti vieni kitus. Verčiau nuspręskime neduoti broliui akstino nupulti ar pasipiktinti. Romiečiams 14:15.
Jei tavo brolis įsižeidžia dėl maisto, tu jau nebesielgi iš meilės. Savo maistu nežlugdyk to, už kurį mirė Kristus. Romiečiams 14:20. Negriauk Dievo darbo dėl maisto. Nors viskas tyra, bet yra bloga žmogui, kuris valgo kitų papiktinimui. 1 Korintiečiams 3:18. Tegul niekas savęs neapgaudinėja. Jei kas tarp jūsų tariasi esąs išmintingas šiame pasaulyje, te pasidaro kvailas, kad būtų išmintingas. 1 Korintiečiams 3:21. Tad niekas te nesididžiuoja žmonėmis, nes viskas yra jūsų. 1 Korintiečiams 4:05. Todėl neteiskite nieko prieš laiką, iki ateis viešpats, kuris nušvies, kas tamsoje paslėpta ir atskleis širdžių sumanymus. Tada kiekvienam teks pagyrimas iš Dievo. 1 Korintiečiams 5:11. Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafilétére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek. Todėl neteiskite nieko prieš laiką, iki ateis viešpats, kuris nušvies, kas tamsoje paslėpta ir atskleis širdžių sumanymus. Tada kiekvienam teks pagyrimas iš Dievo. Todėl neteiskite nieko prieš laiką, iki ateis viešpats, kuris nušvies, kas tamsoje paslėpta ir atskleis širdžių sumanymus. Tada kiekvienam teks pagyrimas iš Dievo. 1 Korintiečiams 6:10. Nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės. 1 Korintiečiams 7:05. Nesitraukite vienas nuo kito, nebent abiems susitarus kuriam laikui, kad atsidėtumėte pasninkui ir maldai, paskui vėl būkite drauge, kad šėtonas negundytų jūsų nesusilaikymu. 1 Korintiečiams 7:10. Susituokusiems įsakau ne aš, bet viešpats, kad žmona nesiskirtų nuo vyro. 1 Korintiečiams 7:11. O jei atsiskirtų, kad liktų netekėjusi arba susitaikytų su vyru, taip pat ir vyras te nepalieka žmonos. 1 Korintiečiams 7:12. Kitiems sakau aš, ne viešpats, jei kuris brolis turi netikinčią žmoną ir jis sutinka gyventi su juo, te nesiskiria su ją. 1 Korintiečiams 7:13. Taip pat ir moteris, turinti netikinti vyrą, kuris sutinka su ja gyventi, te nesiskiria su juo. 1 Korintiečiams 7:23. Jūs esate nupirkti už didelę kainą, todėl nepasidarykite žmonių vergais. 1 Korintiečiams 10:07. Nebūkite stabmeldžiai, kaip kai kurie iš jų, kaip parašyta, tauta sėdosi valgyti ir gerti ir kėlėsi žaisti. 1 Korintiečiams 10:24. Niekas te neieško, kaip jam geriau, bet kaip kitam. 1 Korintiečiams 10:28. Bet jei kas jums pasakytų, tai auka stabams, tada nevalgykite dėl žmogaus, kuris tai pasakė, ir dėl sąžinės, juk viešpaties yra žemė ir visa, ko ji pilna. 1 Korintiečiams 10:32. Älkää olko pahennukseksi juutalaisille, älkää kreikkalaisille, älkääkä Jumalan seurakunnalle. 1 Korintiečiams 14:20. Broliai, nebūkite vaikai išmanimu. Verčiau blogybę būkite kūdikiai, bet išmanimu subrendę. 1 Korintiečiams 14:39. Todėl, broliai, karštai trokškite pranašauti ir nedrauskite kalbėti kalbomis. 1 Korintiečiams 15:33. Neapsirikite, blogos draugijos gadina gerus papročius.
1 Korintiečiams 15:34. Pabuskite teisumui ir nenuodėmiaukite, nes kai kurie iš jūsų nepažįsta Dievo. Tai sakau jūsų gėdai. 1 Korintiečiams 15:58. Todėl, mano mylimieji broliai, būkite tvirti, nepajudinami, visada gausūs viešpaties darbais, žinodami, kad jūsų triūsas ne veltui viešpatyje. 2 Korintiečiams 6:1. Būdami jo bendradarbiai, jūsų taip pat prašome, kad nepriimtumėte Dievo malonės veltui. 2 Korintiečiams 6:14. Nevilkite svetimo jungo su netikinčiais. Kasgi bendro tarp teisumo ir nusikaltimo? Ir kas bendro tarp šviesos ir tamsos? Galatams 5:1. Todėl tvirtai stovėkite laisvėje, kurią Kristus mus išlaisvino, ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą. Galatams 5:13. Jūs, broliai, esate pašaukti laisvei. Tik tai ten nebūna ši laisvė proga kūnui, bet meilę tarnaukite vieni kitiems. Galatams 5:26. Nesivaikykime tuščios garbės, neerzinkime vieni kitų, nepavydėkime vieni kitiems. Efeziečiams 3:13. Todėl prašau nenusiminti dėl mano vargų jūsų dėliai, nes jie yra jūsų šlovė. Efeziečiams 4:17. Taigi aš liepiu ir įspėju viešpatyje, kad jūs nebesielgtumėte, kaip elgėsi pagonys dėl savo proto tuštybės. Efeziečiams 4:26. Rūstaukite ir nenusidėkite. Tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės. Efeziečiams 4:28. Kas vogdavo, tegu daugiau nebevagia, bet dirba, darydamas savo rankomis gerus darbus, kad turėtų iš ko padėti stokojančiam. Efeziečiams 4:29. Joks bjaurus žodis ten neišeina iš jūsų lūpų, bet tik tai, kas gera, kas tinka ugdymui ir suteikia malonę klausytojams. Efeziečiams 4:30. Ir neliūdinkite šventosios Dievo dvasios, kurią esate užantspauduoti atpirkimo dienai. Efeziečiams 5:03. Todėl ištvirkavimas, visoks netyrumas ar godumas te nebūna net minimi pas jūs, kaip pridera šventiesiems. Efeziečiams 5:07. Todėl nebūkite jų bendrai.